Labai graži giesmė. Žmonių pradusių viltį, tikėjimo žodį. Nes jie mokslavę ateistinės cholerų visas propagandas. Pagal Bibliją Markso, reiškia, teoriją. Nesuprastami, kad tai tik ateizmas žydų. Visgi žydelkos esančios tik tai emigrantės Danijoje. Niekad savo kraujo neišdavusios žydelkos. Todėl jos galvoja, kad jų kaltės jiems atleistos, nes jos žydelkos. Skausmą suteikė man Izraelį. Jis dėl kažko nerimauja, gal gėdėsi man pasakyti dėl ko, gal man gėda paklausti, nežinau. Troškės įrodyti man pačiai, kad aš savižudė. Troškės įrodyti man pačiai, kad aš nešventa. Troškės man įrodyti, kad aš neteisi ir vis dėlto teisė virtuali. Kaip šis pasaulis paaiškinsės ateistam, kad jūs tukačiai KGB nėra virtuali teisė sekti kitus kaip sovietmečiai, o virtuali teisė, mano teisė kalbėti, ką žinau, iš tų virtualių abstrakčių tinklų su VNP dantį. Iš žydų ir Danijos. Prieš 20 jie mane suėdė. O aš ir vėl atsikėliau. Aš ir vėl atsikėliau ir atikelsiu. Visą gyvenimą, kol jie supras. Tai ką, žydam teismas atėjęs? Už, reiškia, tas visas apsimesti kažkuo kitu, kad apkaltinti mane. Visom tautom apsimesti tam, kad apkaltinti mane ir sakyti, tik džekė teisė. O tai kodėl? Jinai negyvenanti vieniša. Jei neatsiskyrėlė tikėjimo, reiškia ieškanti ir galiausiai gama 40 atbadaujanti dykumoje. Ar tai suvokiama?